Pas klientą nuomojama į vilai buvo tokia kolonėlė dušo, kuri, principė, kaip pas čia aš pas žmogo pačioj. Tik tai, kad jinai buvo čia. Ir jinai turi problemų, pas ją yra kranelis, tiek apatinis, tiek viršutinis. Ir dar dušo galva, tai yra 3 dalis, kurios pastoviai vis šrikiuotis išeina. O išeina dėl to, kad čia yra labai aukštas slėgis. Čia yra ant pačio viršaus kalno, šita vila yra nuomojama. Jeigu kam įdomu, galit išsinuomoti, čia yra Costa del Sol. Ir jam žiauriai atsibodo tvarkytą kolonėlę, nes kas 2, kas 3 mėnesius reikėdavo vis kažką pakeisti. Arba tiesiog jau net laiko nebūdavo, kad užsimti tuo dalyku. Tai tiesiog sako, reikia kažką kitaip padaryti. Ir prašė tokį nupiešį su rankom savo projektą, vizualizaciją, aš paėmiau ją įgyvendinau. Tai padarėm vamzdį iš bronzos, iš žalvario tiksliau, ir suvyrinau ir toksai gavosi variantas kojams, ten kibirui pripilt vandens ir dušo galvą.